Grįžtame su ketvirtadienio desertų literatūros mylėtojams. Šįkart Eglė Baliutavičiūtė atsinešė kelias knygas skirtas paaugliams. Sveiki, Eglė. Tai turite mistikos ir čia visokią ar nenuotikių pasaulį prieš mūsų akis. Tikrai nuo kurio taip. pradėsime, sakykime? Pradėsime nuo knygos jauniausiams skaitytojams iš viso šitų atsineštų knygų. Ir šita nėra paaugliams, tiksliau jinai yra vyresniems vaikams, jau skaitantiems ilgesnius tekstus, ir jaunesniems paaugliam. Tai magijos kupina istorija. Bestselleris, matau, aišku, pasaulyje. Bestselleris ir labai puikios ir talentingos amerikiečių rašytojos Catherine Rundell knyga, kurios daug skaitytojų jau laukia tikrai ir lietuvių kalba. Tikrai hitas ir pasakoma apie berniuką, kuris netikėtai išgelbėjo mistinį tokį grifono jauniklį ir keliaudamas sužino, kad egzistuoja toks paslaptingas archipelagas, apie kurį niekas iki šiol nežinojo. Tiesiog. Ir jis ten su dar viena mergaitė patenka ir dedasi keisti dalykai, nes magija silpsta, magiškos būtybės miršta ir jis pasiryžta pakeisti tą situaciją, pabandyti kažką padaryti, kad įvyktų kitaip. Tai tokių stebuklingų nuotykių, stebuklingų būtybių mėgėjams ši knyga tikrai turėtų patikti. Ta knyga, kuri įtraukia ir bent jau mane tai iki paskutinių puslapių išlaikė. Na ir toks viršelis primena klasikinės galbūt pasakų knygas. Kažkaip man taip atrodė, kad nieko tokio per daug įmantraus, bet labai jaukiai ir iškart nuteikia, kad gal tiks ir šio laikiniam, ar neskaitytojai tokiam ir tokiam, kuris mėgsta klasiką, ir dabartiniam tokiam, kuris mėgsta labiau daug ten visokių veiksmo ar ne elementų ir kažkokių efektų. Tikrai taip, ir klasikinis tam tikrą prasme, kaip sakot, ir kartu drakonas. O drakonai dabar labai ant bangos jos mėgsta ir suaugusiai, ir vaikai. Tai jeigu ieškot ir drakonų tarp visų kitų būtybių, tai jeigu jūsų mėgstamiausias ar ne, tikrai taip. Dalykas taip, tai keliaukim toliau. Prie šiek tiek gal didesnės knygelės, tai gal ir vyresniems bus, ar ne? Jau vyresniems, jau nuo 14 ir tikrai ir vyresni skaito šitą seriją. Čia yra Dieviškųjų varžovų antra dalis, pagaliau išversta į lietuvių kalbą. Pirmoje dalyje susipažinome su Airise ir Romanu, kurie užmesgė santykius netikėtai, labai jie buvo varžovai, korespondentai siunčiami į karą, dievų karą, kuris yra be galo baisus, triuškinantis, ir jų draugystė užsimezgė netikėtai laiškais. Beje, magiškai perduodamais, nes ten magijos elementas, kaip ten tie laiškai atsiranda vienas pas kitą, nes jie netiesiogiai vienas kitam rašo. Ir antrojoje dalyje karas juos išbarstė. Airise grįžta iš karo ir Romanas pasimetęs, nežinia, kur jis yra, jinai visa sužalota praradimų, patyrusi ir pati tam tikrų skriaudų fizinių turiu omeny. O Romanas pasirodo yra praradęs savo atmintį, o jį išgelbėjo vienas iš dievų. Ir galiausiai jie vėl pradeda susirašinėti tuo netikėtų magišku būdu, nežinodami, su kuo tiksliai susirašinėja ir kas čia vyksta. Na ir to viso karo fone jam tenka apsispręsti, į kurią pusę stos ir ką darys toliau. O Romanui dar kyla dilema, ar išduoti Dievą, kuris jį išgelbėjo. Tai tikrai tokiam fantastikos, romantinės fantastikos mėgėjam ir kartu įtemptos, tamsios atmosferos, visiems karo atmosfera tai yra, tai aš manau, kad kaip ir pirmoji dalis, taip ir antroji sulauks tų skaitytojų, kurie būtent mėgsta tokią įtemptą literatūrą. Na, kaip ir prieš tai užsiminėte, tęsėme tą karo temą, bet čia ir toks vertybiniai pamatai net iškyla kažkokia, ar ne, romantika, meilės istorija, kaip pagrindinė tokia linija graži. Tikrai taip. Populiariai tariant dabar tai yra romantazija. Romantika ir fantazija kartu. Aha. Puiku, keliaukime prie trečiosios knygelės. Visos knygos, matau čia. Taip, čia jau tikrai nebe pirma dalis. Tai yra labai skaitytojų visame pasaulyje pamėgtos serijos Ypatingų vaikų namų dalis.
naujausia lietuvių kalba išėjusi, Velnio akro gultis. Iš tikrųjų, šitos knygos jau yra ir ekranizuotos, ir jas ir skaito, ir žiūri. Tai jau istorijos visos nepriminsiu, bet šitoje dalyje, sakyčiau, autorius taip pat talentingai išlaiko įtampą, tą stebuklingą mistinį pasaulį, kuriame mezgasi labai sudėtingi dalykai, kur reikia spręsti ir gėrio ir blogio, aišku, problemą, kaip ir daugumoje knygų, jų susidūrimą ir kartu ryškius charakterius, veikėjus, kurie irgi be galo įtraukia ir norisi sužinoti, ypač pagrindiniam veikėjai Jacobui, kaip seksis toliau, nes šitoje dalyje staiga sugrįžęs baugus priešas, galingas priešas, grasina apokalipsę. Ir Jacobas su savo drauge ir kitais draugais atsiduria viso to sūkuryje ir ar išgelbės tą ypatingą pasaulį, kurį atrado pirmoje dalyje, tą ypatingų vaikų pasaulį. Ir čia galbūt dar nežinantiems skaitytojams ar jau pamėgusiems šitą seriją priminsiu, kad kiekviena serijos knyga yra iliustruota tikromis nuotraukomis, kurias autorius renka iš visų sendaikčių parduotuvėlių ir jis renkasi keistas nuotraukas, keliančias smalsumą, neaiškumą, tokias kur keistos, priderintas prie šito pasaulio. Tai tikrai be galo smagu skaityti ir dar pasižiūrėti. O kokių laikų, kelintų metų maždaug tos nuotraukas, ar, pavyzdžiui, parašyta kas nors apie tas nuotraukas, dar papildomos informacijos, ar visai nėra? Galima, aišku, šiek tiek rasti internete ir jo puslapyje šiek tiek aprašinėja, bet ne, jos tiesiog papildo šiek tiek tekstą, jis parenka, kurioje vietoje tos iliustracijos, tos nuotraukos tiktų, o šiaip jos yra darytos nespalvotos, senų laikų, tai 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia dauguma. Tikrai tokia unikali detalė, kurios turbūt jokiose kitose knygose nelabai rasime. Jo, ir kad per tiek daug knygų sugebėtų surinkti tokį masyvą, tokių įdomių, keistų, nes kai kurios, žinai, kai galima manipuliuoti ir senais laikais manipuliuodavo nuotraukomis, darydavo įvairius efektus, o kartais tiesiog dėl spalvų žaismo keistų dalykų išeidavo, kaip atrodo veidai ir panašiai, tikrai be galo įdomu stebėti ir nuostabu, kaip jis sugebėjo pritaikyti prie tuo metu vykstančio veiksmo, kad visai tinka, nors, aišku, ten daugybė skirtingų žmonių, ne tie veikėjai, apie kuriuos jis rašo, bet visam tikrai labai sustiprina atmosferą. Na, čia mane labai suintrigavo, laukiu, kol galėsiu visą tą knygą pavartyti. Keliaukime dabar prie paskutiniosios knygos. Čia jau matau rimčiausią puslapių skaičiumi, tai tikrai. Tikrai, storulė, didžiulė knyga, tiem, kurie mėgsta pradingti fantazijos pasaulyje, čia irgi yra romantasy. Ir Sarah J. Maas yra be galo mėgstama pasaulyje tokio tipo literatūros, romantasy rašytoja ir Stiklo sosto tai yra knyga, 4, jeigu dabar jau nebeklystu, dalis, kurioje sugrįžtama prie pagrindinės veikėjos Selenos Sardotian, kuri dabar jau turi kitą vardą, turi kitą gyvenimą, naują gyvenimą, nes po visų išbandymų, kuriuos jai kaip samdomai žudikiai teko patirti pirmosiose dalyse, visų ir nuosmukių, ir negražių dalykų, kurie jai nutiko, dabar jinai iškyla į galios poziciją ir atėjo laikas kerštui. Kaip sakoma, šitos knygos aprašyme, karalienės širdis plaka tik dėl vieno, dėl keršto. Oho, net ir suponuoja čia kažkokius baisius dalykus, tas raudonai juodas. Įtempta, būtent. Tokia, tikrai aš manau, kad daug skaitytojų nori, kad pagaliau veikėjas, pamiltas veikėjas gautų tai, ko jis nusipelnė. Kaip ir sakiau, po visos skriaudos ir nelaimių ir apgavysčių, ir kad jis iškiltų, tas laukiamas toks finalas. Tai pateisint, sakau, tą lūkestį skaitytojų. Puiku, norisi tik tikėti, kad ten kažkokiais gerais darbais, ar ne, kartais būna kerštas ne visada gerus dalykus atneša karmos prasme. Taip, apie visą tai yra iš tiesų kalbama ir aišku, šita knyga yra dar vyresniems skaitytojams nuo 16 metų. Tai reikia suprasti, kad čia kabinamos tikrai temos ir kaip jos yra kabinamos yra daug sudėtingiau, daug rimčiau ir žinoma, meilės ir panašių scenų jos irgi žymiai ryškesnės negu knygose jaunesniems skaitytojams. Neveltui jie skaito ir suaugusiai. Na taip, jau šias knygas taip, žinau tiksliai pati. Ačiū labai, Eglė, jums už pokalbį ir už tokią labai įdomią apžvalgą. Dėkui.